Žmonėms labai dažnai sunku, pavyzdžiui, pasakyti žodį ne. Ir tai yra dažnos aplinkybės, kuriuose tie, kas žino tai, gali gana greitai manipuliuoti ir įkišti žmonėms dalykus, kuriem nereikia. Jeigu tik teisingi dominuos, tai galim grįžti prie laikų, kuomet degindavo raganas, kuomet kryžiuodavo žmonės ten ar dar kažką darydavo. Jeigu tu pats žmogus, pavyzdžiui, mėgsti valgyti augalus, propaguoti augalų valgymą savaime nėra nieko blogo. Mano galva, kas yra labai blogai, tai yra kenkti arba bandyti sumenkinti, arba tyčiotis, arba žeminti tuos, kurie nevalgo augalų. Arba valgo ne tik augalus. Nes būti visavalgiu yra žmogaus teisė, pirmiausia. Niekas nepanaikino, nemačiau nei vieno tarptautinio dokumento ir lietuviško dokumento labiau nemačiau, kad reikėtų uždrausti kažkam, pavyzdžiui, dėvėti, nežinau, kažką, rengtis kažkaip ir valgyti kažką. Tokio dar nemačiau įstatymą. Ir norėčiau, kad nebūtų, beje. Jeigu tu ūkininkus, kurie augina bet ką, vištą, ten, nežinau, triušį, putpelę ar kokį nors kitą gyvūną ir tiekia kaip maistą, vėliau kaip maisto produktą, pradedi ten žeminti, vadinti, kad ten krūvinas ar kažkoks, tai nežinau, žudikas, tai, man niekaip tai nesusijęs su apskritai jokia garbinga komunikacija. Čia yra juodoji propaganda. Sveiki visi, šiandieną mes esame labai laimingi, nes pradedame jau antrąją savo tinklalaidę. Tai asociacijos Laisvė rinktis kūrinys, kuris skirtas kuo objektyviau ir drąsiau jūs informuoti. Kaip jau esame minėję, mes asociacija Laisvė rinktis stengiamės atstovauti sveiko proto balsą, pateikti tik objektyvią informaciją ir pas mus nėra ribų. Jeigu reikės rinktis ar politiškai korektišką žinią jums pasakyti, ar tiesą, be abejo, kad rinksime tiesą. Šiandieną didžiulis džiaugsmas man pristatyti itin garbingą mūsų pašnekovą, Dainius Radzevičius, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas. Gerą dieną. Tai pirmiausia, pasakiau pareigas. Antra, aš pasakysiu, kad tai yra be galo drąsus žmogus. Pažįstu ko gero jau antrą dešimtmetį ir man susidaro įspūdis, Dainiau, kad tau seniai spjovė aplinkinių nuomonę. Priešingai. Man bais patinka aplinkinių nuomonės. Ir kai žinau jų nuomonės, tada pagalvoju, kad reikia būti truputėlį velnio advokatu. Ir žinai, man atrodo, kad tau nėra stabdžių. Tu visiškai iš peties gali gerai trinktelėti žodinę prasme, informacinę prasme, tiek aukščiausiam šalies pareigūnams, tiek dalykams, apie kuriuos yra linkstama nutilėti. Ir tu iš tiesų kritikuoji iš peties. Giri ir sakai faktus vėlgi iš peties. Dėl to tikrai pagarba tau ir dar kartą ačiū, kad esi čia. Pirmiausia, lengvai asmeninis klausimas. Dainiau, kiek metų žiniasklaidai pats? Dabar jau 30. Dieve, kiek daug. Turbūt jo. 30 metų ir aš taip formaliai sakau 30, todėl kad tuo metu maždaug jau kažkaip pagalvojau, kad galima kažką rašyti ir pačiam galvoti viešai reikštis. Nors šiaip žiniasklaida, kaip skaitytojas, tai turbūt nuo kokių 5-6 metų esu. Ir manau, kad irgi buvau žiniasklaida, tik tai tiek kaip skaitytojas. Suprantu, kad esi gimęs ir sutvertas informaciją žiniasklaidai. Aš manau, kad žinai, esmė yra tokia, kad žmonės net, kurie galvoja, kurie sako, deklaruoja, kad jie nestomi politiką arba laikosi apskritai toliau nuo kažkokių temų, dažniausiai jie tai daro turbūt norėdami apsisaugoti nuo kažkokių reakcijų, kad kas nors nepaklaustų nuomonės, arba jeigu paklaustų, kad jis galėtų sakyti, žiūrėk, aš tai nelabai žinau, todėl, atsiprašau, kad netaip sakau. Tai man atrodo, nežinau aš beveik ne vieno žmogaus, kuriuos aš pažįstu, ne vien tie, kurie gyvena negyvenamą salą, kuriuos aš nepažįstu, kurie galėtų pasakyti drąsiai, kad jiems apskritai nerūpi jokia informacija, net jeigu jie nežiūri televizoriaus, neskaito knygų ar kažko, kaip minimum žmonės mėgsta pletkus. Gandus mėgsta žmonės, mėgsta sąmokslo teorijas, mėgsta juokelius. Tai visa tai yra informacija. Aš galvoju, kad, žinai, turėti savo nuomonę yra darbas. Nes tu turi domėtis, tu turi mąstyti, tu turi kažką palyginti. O čia žiūrėk, kaip saugu. Tu paimi ir pasakai, aš nežinau, aš nesidomiu, manęs tai neliečia. Tyrimais yra įvairiausias įrodyta, kad žmonėms labai dažnai sunku, pavyzdžiui, pasakyti žodį ne. Ir tai yra dažnos aplinkybės, kuriuose tie, kas žino tai, gali gana greitai manipuliuoti ir įkišti žmonėms dalykus, kuriem nereikia. Pavyzdžiui, super brangius puodus
gaminti sveiką maistą, nors iš tikrųjų reikia gerų produktų. Iš tikrųjų, tai. Jo, o ne puodų, pirmiausiai. Žmonėm galima įkišti gyvybės draudimą, vadinamai, kuris iš tikrųjų vadinasi mirties draudimas. Nes jeigu kas nors teisybę sakytų, pavyzdžiui, parduodami žmogui gyvybės draudimą, sakytų, kad tai yra ne gyvybės, tai yra mirties draudimas ir tu, kol gyvas mokėsi, ir kai numirsi, pinigus gaus ir dalinsis kiti. Nematysi tų pinigų. Niekas nepirks, jo, tu nematysi tų pinigų ir tau iš viso nereikia, tai tu gyvas mokė, o pešis kiti. Tai kas to pirks tokią prekę? Tai už tai pasakyčiau turbūt taip, kad padaryti kažką labai madingu ir įkišti žmogui madingą dalyką, pavadinus jį madingu, labai žmonėms sunku sakyti ne. Nes, kaip tu čia sakysi nuo madingų gerų dalykų. Tai, man atrodo, žodžio ne ir pasakymas ačiū ne arba be ačiū ne yra pats sunkiausias dalykas. Taip galima įkišti, nežinau, žmonėms bet kokį patiekalą, turbūt net politiką galima įkišti, kurio tu nenori. Tu nerealiai gerą temą palietei. Apie tai, kad žmogus negali sakyti ne ir apie tai, kad tos manipulacijos iš tikrųjų vyksta. Bet žiūrėk, kiek jau metų tu susiduri su visokiais ginčiais dėl visuomenės informavimo etikos, dėl to, kad mes turime komunikuoti viešai garbingais metodais? Tai turbūt nuo žurnalistikos profesijos pradžios, tas, man atrodo, yra buvę, tik apie žodį etiką gerokai vėliau visi susimąstė įvairiose šalyse, nes čia dažniausiai yra apie tai, kad sąžiningai kalbėtų. Neužsimtų propagandą vienos idėjos, net ir geriausios idėjos, net ir galbūt teisingiausios idėjos, nes šito laido gal galim ir pašnekėti apie vieną esminį dalyką, apie žmogaus teisę netgi klysti arba gyventi neteisingai. Aš pamenu, turėjome kažkada diskusiją berods su Aurelijum Veryga ir aš kažkada pusiau juokais, pusiau rimtai jam pasakiau, Aurelijus, o tai kodėl užduodėt sekmanį man po pietų nusipirkti vyno parduotuvėje, bet nedraudžiate restorane? Tai reiškia, tas žmogus, kuris turi vos keletą eurų ir galėtų parduotuvėje nusipirkti, jis negali, bet tas, kuris turtingas, jis gali restorane liuopti iki tiek, kiek tik nori. Arba, pavyzdžiui, jeigu tai dėl to, kad pirmadienį eiti į darbą reikia, tai tada irgi nelabai sąžininga, nes pirmadienį bibliotekos, pavyzdžiui, arba muziejai kartais nedirba. Tai, senjorai iš viso nedirba, tai jiems galima būtų leisti visą savaitę. Tai aš turiu galvoje, kad diskusijos su politikais dėl ko sudėtingos ir kad politikai labai dažnai stengiasi padaryti gyvenimą teisingu, teisingu kaip jie supranta, ir tai yra tas turbūt atvejis, kai gerais noras dažnai ir į pragarą tas kelias nueina, nes aš visiems bandau pasakyti, ir čia žurnalistikos turbūt esmė, kad žmonės turi teisę visų pirma klysti, o visų antra gyventi neteisingai. Neteisingai tai reiškia, kad ne pagal tas taisyklės normas, kaip nustatė visi kiti, ir tai nėra jokia tragedija, tai žmogaus teisė. Jeigu medikai, pavyzdžiui, sako, kad labai gerai būtų eiti miegoti 9 vakare ir visi taip darytų, tai įsivaizduokite, kiek mes netektume grožio žmonių, kurie naktimis nemiegodami parašė romanus, muziką, fotografavo mėnulio patekėjimą arba nusileidimą, pastiko saulėlydį, baigdami mokyklą ir nemiegodami naktį. Tai teisingi dalykai, įdomus dalykai ir svarbus žmogui dalykai, jie yra paraleliai. Ir žurnalistika turbūt visą laiką yra apie tai, kad mes turim tą įvairovę išlaikyti tarp teisingų kabutėse žmonių, tarp klystančių žmonių, neleidžiant nei vieniem iš jų dominuoti. Bet čia yra svarbiausias dalykas, nes jeigu tik teisingi dominuos, tai galim grįžti prie laikų, kuomet degindavo raganas, kuomet kryžiuodavo žmonės ten ar dar kažką darydavo. Ir jeigu leisi tik tiem, kurie daro nuolatos tik tai klaidas, tai čia irgi nelabai kažkas gerai. Bet balansas leisti žmonėm daryti ir taip ir kitaip, nepersekiojant kitų žmonių, svarbiausia nepersekiojant kitų, man atrodo, čia svarbiausias dalykas, ką žurnalistai turėtų parodyti. Man labai patinka tavo požiūris. Aš įsivaizduoju, jisai dalinai dar atėjęs iš to, kad tu be galo daug keliauji. Ir esi matęs tų šalių, kurios yra gerokai mažiau civilizuotos nei mūsų. Žinai, man atrodo, kad pasaulyje nėra teisingo gyvenimo būdo. Negali, vieni gyvens vienaip, kiti gyvens kitaip ir taip toliau. Įvairovė yra didžiulė. Ir čia galbūt irgi iš tų visų kelionių, iš tavo asmeninių patirčių atsiradęs yra ganėtinai platus ir laisvas požiūris į įmanomas gyvensenas. Šiais metais aš lankiausi nemažai valstybių ir čia taip sutapo, kad vienu metu buvo vieną savaitę gyveni kokią nors Prancūzijoje dirbdamas, Strasbūre,
Europos taryboje, sėdėdamas su neformaliam sutikime ten su įvairių vyriausybių atstovais, kalbėdamas apie žurnalistų apsaugą ir po kelių dienų skrisdamas į Vidurio Aziją, kokią nors valstybę, kurioje visos tos temos yra nemažiau svarbios, bet realybė yra absoliučiai visai kitokia. Ir jeigu kiekvieną kartą tu eidamas pas ką nors sakysi, kad jis yra neteisingas nuo pat pradžių ir užsimsi pamokslais, kaip reikia teisingai daryti, bijau, kad ne aš tą esu atradęs, bet bijau, kad tiesa yra tokia, kad žmonės linkę klausytis ir kalbėtis, pirmiausiai pažinę tave, nes kol tavęs nepažįsta ir nežino to vertybių, apskritai ką su tavim kalbėti. Tai sueit su pamokslais iš karto pas kitus žmonės, mano galva, yra pats neteisingiausias kelias, net jeigu tie žmonės galbūt ir klysta. Tai už tai apkeliavus kiek virš 60 turbūt valstybių, jeigu kas nors pasakytų, kokia čia teisingiausia religija, mityba, ten koks nors, nežinau, politikas arba politinė srovė, kuri kairioji, dešinioji, centristinė, ar konstitucinė monarchija geriau už respubliką, ar atvirkščiai. Čia labai sudėtinga būtų diskusija, greičiausiai baigtųsi kvailystėmis, nes pavyzdžiui, jeigu mes Lietuvoje turim parlamentinę respubliką ir sakom, kad tai viena geriausių sistemų, bet tai galim paklausti, kodėl mūsų kai kurios šiaurinės valstybės, mūsų kaiminės, mūsų draugės, kuriuose demokratija klesti ir tai gali būti bet kas nuo Švedijos, Norvegijos, Danijos, jos vis dar kaip iš viduramžių yra karalystės. Net jeigu tai yra kitokia monarchija, tai jau nekalbu apie kokią nors Ispaniją, kurią lietuviai labai pamėgia. Ir aš sakau, įsivaizduokit, o kas ispanų galvose turėjo darytis 20 amžiuje, jeigu jie ten per vos labai trumpą laikotarpį sugebėjo 3 kartus keisti sistemą. Buvo ir respublika, ir karalystė, ir imperija, atgal vėl karalystė. Tai jeigu mes pasakytume, kad tai yra kvailių valstybė, būtume turbūt nelabai teisūs, jie turi teisę pasirinkti. Jie turėjo teisę rinktis, persigalvoti, dar kartą persigalvoti ir grįžti vėl prie to, prie ko stovėjo anksčiau. Na, bet mes turbūt nevadinam dėl to ispanų visų kvailiais ir net nesakom, kad gal jūs reikėtų iš ES išmesti. O, niekas šitą nedrįstų. Ir patys gali išeiti, beje, čia nereikėtų taip provokuoti. Viešoje erdvėje tiek veganiška gyvenseną propaguojantis gyvūnų gynėjai, arba bent jau save taip vadinantis, tiek ultražaliųjų organizacijos, mes jas pavadiname, kad jos yra šventos karvės. Kodėl? Nes jos gali sakyti viską, niekas nieko nefiltruoja ir į žiniasklaidą, į straipsnius jos patenka be faktų patikrinimo ir niekas negali jų kritikuoti, nes jie, matote, išpažįsta ir kalba apie labai gražius dalykus, apie tai, kad reikia išgelbėti žemę, kad reikia išgelbėti gyvūnus, visus, kad čia nebus pas mus mirties ir taip toliau. Ir tuomet aš pamačiau, kiek jie savo idėjoms surenka pinigų. Ir tada pamačiau dar vieną dalyką. Pas juos praktiškai nesimato tų idealistų savanorių. Net aš pasiilgusiu tokių kokių nors, nežinau, piketų ir taip toliau, kurie draskytų nuo savęs marškinius, apsipilinėtų, žinai, iš to dirbtinių krauju, labai senytas buvo, aš pasiilgau. Bet jie samdo profus už neblogus atlyginimus ir jie to neneigia, pilna knibžda darbo skelbimo, ateikite, žodžiu, dirbti į tam tikras organizacijas, būkit profesionalai ir taip toliau. Tai dabar klausimas toksai, jie atakuoja mūsų žinutėmis, kad visi žino, jog mes ateršia planetą, visi žino, kad augalinė mityba yra gėris. Tai ar tikrai mes esame laisvi? Juk mes patiriame labai stiprų tokį psichologinį informacinį spaudimą. Tai ką apie šitą laisvę tokiomis sąlygomis, manai tu? Gera tema. Tema apie aktyvizmą, apskritai tokį pilietinį, žmogišką arba profesionalų aktyvizmą. Čia aš suprantu, kad palietė šitą temą. Savaime tai turbūt nieko nėra blogai, nes visos religijos turbūt, čia aš priskirsiu vis dėlto gyvenimo būdo propagavimą, bet kokio gyvenimo būdo prie religijos. Ir tai bus turbūt lengviau suprasti, todėl kad tikėjimo arba įsitikinimų reikalai, tai nebūtinai klasikinės religijos yra, bet jeigu žmogus tiki kažkuo, na, kad pavyzdžiui, smėlį valgyti sveikiau nei žvyrą, reiškia, nors iš principo abudu, man atrodo, nebūtinai sveikiausias dalykas, bet na, gali net ginčytis apie tai. Čia yra, kaip yra šunų mylėtojai, cat lovers ir dog lovers. Anglai labiau supras mane ir amerikiečiai, Lietuvoje gal to taip stipriai nėra, bet turbūt supras Vilniečiai ir Kauniečiai, apie ką aš kalbu, nes jeigu ginčas, kur čia tikroji sostinė Vilnius ar Kaunas ir kas tikroji komanda ten Rytas ar Žalgiris, tai čia iškart greitai suprasim, apie ką kalba. Nes jeigu žmonės ginčiasi, kuris klubas yra tikresnis, tai panašu, kad jiems sportas nelabai rūpi. Tai šitam
tavo paminėtam aspekte, tą reikia turbūt atvirai kalbėti, kad bet kurio gyvenimo būdo primetimas, bet kurio gyvenimo būdo taip pat ir kuo maitintis, kaip maitintis, aš jau minėjau apie tai. Ką gelbėti, reiškia, kiaulpienės, reiškia, ar putpelės gelbėti, ar žirnius, ar grikius valgyti, ar juos išgelbėti, reiškia. Tai tą galim priskirti turbūt prie, pasakyčiau taip, realiam gyvenime prie žaidimo. Jungtinės valstijos turi labai gražią tradiciją, ten yra padėkos diena, kai kurios kitos šventės ir daugelis, net jeigu tiksliai lietuvių nežino kokios dienos proga, bet yra ten kalakuto išgelbėjimo tokia akcija, kuri baisiai atraktyvi, žmonės tą nuostabiai žiūri. Aš ją prilyginčiau, kaip lietuviai atsisveikina su kalėdų eglutėm, kurias ten nukerta, reiškiasi, prieš tas šventes, tada iš jų padarom gražias eglutės ir po to atsisveikinam gražiai ir išveža į mišką, ten jas, taip sakant, ramiai į laisvę patrešti būsimom eglutėms gamtą. Ir tai yra labai gražus gestas, kad jos atlieka toliau labai svarbu vaidmenį, net ir numirus eglutė, jinai, reiškia, toliau tęsia savo gyvenimą. Beje, kaip ir balduose, kaip ir visur kitur. Tai tavo užduotas klausimas apie tai, kad kažkas profesionaliai stumia ir bando įtikinti visus kitus, kad, tarkim, ten, nežinau, veganizmas ar koks nors kitoks ten gyvenimo būdas yra teisingesnis ir jo kvestionuoti negalima, tai aišku, kad tai yra religinio lygmens ir propagandos tema. Ir tą geriausiai turbūt iliustruoti galėtų visai teisingus dalykus, man atrodo, čia mano asmeninė nuomonė, ir visai įdomius dalykus, kurį laiką kalbėjosi Greta Thunberg. Mergaitė, kuri iš tikrųjų, būdama mergaitė, padarė labai daug įdomiausių dalykų tarptautiniuose forumuose, kuri ir dabar toliau tęsia veiklas, kurios mano galva mažiau įdomios ir man labiau atrodo keistos mažiausiai, ir aš turiu minėję, pradedant kariniais veiksmais susijusius tarp Izraelio gynimosi nuo teroristų ir baigiant kitom temom, tokia pusiau beveik liūdna, man atrodo, tęsa jos veiklos. Tai aktyvizmas bet koks, jisai turi daug rizikų. Ir mano galva pagrindinė rizika, kuri yra nuo pat pradžių, kad būdamas pernelyg aktyvus propaguodamas save, tu greičiausiai esi iš anksto truputėlį arba stipriai neteisus. Gal tai bus nepopuliaru, bet kažkuria prasme čia aš pats atstovauju žurnalistų bendruomenę, esu profsąjungos pirmininkas. Tai mes turim savo poziciją, kodėl mes jaučiame silpnesni žurnalistai, kartais ir ginam save, bet tai nėra iš karto sąžininga sakyti, kad žurnalistus tik skriaudžia gyvenime ir profsąjungos gina. Daugybė žurnalistų veikia labai sėkmingai, jiems viskas gerai sekasi ir gal jiems net ir profsąjungos nereikia. Bet jeigu kas nors manęs paklaus, tai nepasakyk, kaip gerai gyvena žurnalistai, aš galiu tą pasakyti retsykiais, bet aš tikrai negaliu kasdien kalbėti, nes mano darbas dirbti ten, kur žurnalistams sudėtinga. Tai tavo tema yra lygiai ta pati. Jeigu tu tiki, kad valgyti ten, nežinau, gėlę, žolę ten, ar kokį nors aiškis augalą yra labai gerai, ir tai yra labai gražu, o valgyti ir būti visavalgiu, ten, nežinau, kiaušinį, pieną, pieno produktus ar kažką blogai, tai ką aš galiu pasakyti? Čia jau yra... Aš tikiu mokslo. Mokslas sako, 50% jūsų lėkštės, ponai, sudaro vaisiai daržovės. Paskui yra mėsytės ten kažkiek, ar ten žuvytės, o paskui to. Ir aš seku šitą mokslą ir manau, kad mokslas yra geras. Aš čia nekvestionuoju mokslo šitoje vietoje, bet aš jau pradėjau mano pokalbį apie tai, kad aš būsiu radikalesnis už tave, nes tu labai subalansuotai kalbi, kad ten truputėlį mėsytės, ten raudonos mėsos ten kartą per savaitę, geriau žuvis būtų. Aš žinau, kas yra daugiau ar mažiau sveikesnė mityba, esu su dietologais bendravęs, draugų turiu asmeninių dietologių, bet aš pats prisipažinsiu, aš mėgstu valgyti ir sveikai, ir skaniai. Dažniausiai tai yra skirtingi dalykai ir aš dar nežinau, ko daugiau mano gyvenime, spėju, kad skaniai valgiau dažniau negu sveikai. Ir aš vėl grįžtu prie to, kad aš manau, kad aš turiu teisę klysti. Tai jeigu kas nors netgi mane įtikins ir net mokslu bus paremta, kad, tarkim, būti žaliavalgiu teisingiau negu mėsėdžiu, tai aš esu buvęs tose šalyse, kuriuose net teorinės galimybės, nekalbu apie praktinės galimybės, valgyti, nežinau, pomidorus, vaisius, daržovės yra labai ribotos. Žmonės ir dėl gamtos sąlygų priversti valgyti iš esmės tik tai mėsą ir kai kurios pieno produktus ir iš labai specifinių gyvūnų. Ir aš kalbu nuo Sibiro dalies iki Mongolijos tose kraštuose, net tam pačiam Kirgistane, kur man tekę ir Tadžikistane būti kalnuose, realiam gyvenime žmonės valgo dažniausiai mėsą. Ir čia yra ir gamtinės sąlygos, ir ekonominės, ir visokios kitokios. Ir aš tikrai niekada nemaniau ir nemanysiu, kad man ateiti jiems pamokslauti, kad dabar žiūrėkit, jūs tos, taip sakant, savo ėriukus, vištas ir visą kitą, prašau išleisti į laisvę, ten tegul numiršta tenai, reiškia, kalnuose sušala, o jūs dabar čia turėtumėt kažkaip prisivežti pomidorų. Tai man tai net minties nėra. Štai mano trumpa būtų versija tokia iš to, ką paklausai. Propaguoti visi turi teisę, skyrus primesti.
Tu gali aiškinti, kaip tau patinka, bet negali reikalauti, kad kiti sutiktų su tavimi. Bet jeigu tau yra sakoma, žmogau, jeigu tu valgysi mėsą, tu pražudysi mūsų planetą, nes gyvūninės kilmės maistas negali būti tvarus. Tai tu sėdėdamas prie stalo su kitokios mitybos svečiais, tu tarsi būsi etiškai ir doroviškai, netgi ekologiškai žemesnė vieta. Bjaurus, aš paklausiu šito žmogaus, ar tu turėjai iPhone'ą? Jeigu jis turi iPhone'ą, tai jis yra labai netvarus žmogus. Ir jeigu turi naujausią iPhone'ą, yra netvarus 100 kartų labiau negu aš mėsėdis būdamas. Ir kad vieno iPhone'o pagaminimui reikia tiek vandens, jau nekalbu apie kitus produktus, kad man labai didelis klausimas, ar tvaru keisti mobilųjį telefoną kartą per metus, kas 2, kas 3 metus ir juo naudotis. Nes tai lygiai taip pat netvarus dalykas, absoliučiai, jau nekalbu apie telefonus, kurie yra iš stiklo, būtų pagaminti, nes ten tada aliuminio nebegamina dabar, nes labai ilgai laiko tie telefonai, nedūžta, tai gamina dabar tokius sumuštinius iš abiejų pusių stiklas. Tai jeigu reikia nuo kažko pradėti, tai tikrai ne nuo žmogaus mitybos. Pasaulyje yra krūvos problemų, kur žmonės elgiasi blogai. Dar daugiau, šios laidos kontekste aš pasakysiu, jeigu kas nors mano, kad dabar gyvenimo būdo dėl mitybos propagavimas yra svarbesnė tema negu karas Ukrainoje, kur reikia sustabdyti, tai aš pasakysiu kiekvienam aktyvistui, visos temos svarbios, bet tam reikia laiko ir ramesnės situacijos, yra daug svarbesnių prioritetų šiandien. Čia tikrai tu dabar pademonstravai išskirtinio sveikumo proto požiūrį. Tai ačiū tau už tas pastabas. O dabar pakalbėkime apie informaciją ir pinigėlius. Nes dabar aš tau pateiksiu pavyzdį. Kaip tu dėl to jausiesi. Pavyzdžiui, iš socialinės ministerijos viena organizacija gavo pernai 19 000 eurų. Nu ką ten 19, beveik 20. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri rūpinasi užimtumų žmonių, socialinę apsaugą. Geras punktas. Taip, ne, aš tikrai paklausiu. Taip, tikrai iš jos viskas patikrinta, mes tau prieš laidą, jeigu ką, atsiuntėme nuorodą ir už savo kiekvieną žodį mes sakėme, kad mes esame atsakingi. Šiemet už tą patį, irgi tą patį organizaciją, panašiam projektėliui gavo 40 000. 39 9 kažkiek žodžiu. 1000 eurų. Už tai, kad jie platintų reklamą, kad ant kai kurių produktų būtų užkabinta ženklas V-label, tai reiškia, kad tas produktas yra veganiškas. Tai kaip jau praeitoje tinklalaidėje esu minėjusi, esu pirkusi riešutus, ant kurių yra užkabintas šitas ženklelis V-label ir aš galvoju, kodėl jis ten užkabintas. Gal todėl, kad jie nori patikinti, kad ten yra tik riešutai, jokios voverės atsitiktinai nepapuolė į šitą pakelį. Ar kažkas panašaus. Ir dabar klausimas mano yra ne apie tai, ar reikalingos etiketės ar taip. Klausimas, ar tikrai mokesčių mokėtojų pinigais reikia remti tokį informavimą? Čia kaip Mišelino restoranų. Žvaigždžių, tų vadinamų Mišelino kabinėjimas, už mokesčių mokėtojų pinigus. Mano asmeninė nuomonė ir vienu ir kitu atveju aš labai abejočiau, kad čia yra kokia nors pridėtinė vertė, kam reikėtų leisti pinigus. Jeigu manęs kas nors klaustų, tai aišku, galima visokiausių dalykų žymėti, veganiškų, ten, nežinau, ekologiškų, mėsyti, galima rėti skani, ten, nežinau, sūris ten toks ar anoks. Jeigu tai daro verslas, man yra viskas paprasčiau. Jeigu mokesčių mokėtų pinigais, aišku, aš norėčiau matyti argumentaciją, rimtesnę argumentaciją, nei tik tai politinė valia. Nes čia reikia pripažinti, ministerijas valdo politikai, o politikai, jie dažniausiai ateina iš valdančiosios daugumos politinių partijų ir gali būti, kad yra koks nors politinis, absoliučiai politinis, programinis koks nors reikalas propaguoti vieną ar kitą dalyką ir tai visai nenuostabu, jeigu partijos įsirašė savo programuose, kad ten jos norės, ten, nežinau, būti tokie arba kitokie, taigi yra partijos ir žalieji pasaulyje, mes žinom, ir raudonieji, ir mėlynieji, visokiausių yra ten, reiškia. Tai čia mes tik galim savo nuomonę reikšti, aš, pavyzdžiui, asmeniškai nematau jokios didelės būtinybės skirti pinigus, galbūt net ir nevyriausybinėm organizacijom būtent tokiem reikalam, ypač jeigu tai yra susijęs su socialinė apsauga ir darbo reikalais. Nes tai nei socialinė apsauga, nei darbas, mano galva, nei vieno, nei kito nesukūrė, nebent dirbtinai darbo vietas kažkam sukūrė, tai čia turbūt gal taip yra.
Tai už tai aš esu skeptikas, iškart prisipažinsiu, bet ne tik dėl šito dalyko ir dėl šito dalyko. Aš esu lygiai taip pat skeptikas, matydamas, kad išleisti kelius šimtus tūkstančių, kad ir per keletą metų linijai, kur turėtų žmogus, kuris teoriškai užsimanytų, kad nors mesti rūkyti, turėtų už mano mokesčių mokėto, nerūkančio žmogaus pinigus, turėtų galimybę kur paskambinti, pastarti, kaip mesti rūkyti. Čia šių metų aktualija. Jo, puikiausiai išreklamuota irgi linija. Reiškia, kad irgi gavo nevyriausybinis sektorius, galima sakyti, kabutėse, aš pavadinsiu, reiškia, organizacija gavo pakankamai apvalę sumą, kad tas, kuris rūko ir laiks nuo laiko sugalvoja, kad nori mesti, galėtų pasiskambinti ir pastarti, kaip mesti, o po to toliau gali eiti rūkyti. Tai aš manyčiau, kad žymiai naudingiau būtų kitur skirti lėšas, bet pasižiūrėsim po keletų metų, kaip situacija pasikeis. Bet žinai, aš dar su rūkimu nebūčiau tokia skeptikė. Pagalvok, jau yra paskaičiuota, kad vienas rūkantis žmogus labai daug kainuoja. Todėl, kad kai susirga plaučių vėžių, čia vienas iš brangiausių vėžio gydymo būdų. Rimtai, šitą pračekinu. Metodikas klausimas, ar, žiūrėkit, aš tada, Tai vyriausybės taupys. Aš pasakysiu paprastai, jeigu mes tikim, kad informavimas žmonių apie daugelį dalykų išsprendžia problemas, tai mes darom vieną didžiausių patys klaidų. Aš dar kartą turbūt turiu pasakyti sąžininkai, kad nėra mokslo, niekada niekur nemačiau kito tyrimų įrodyta, kad nuo to, jog žmogui pasakai, kaip reikia daryti teisingai, jis taptų teisingu. Biblija iki šio momento tikrai mačiau tyrimus, yra vis dar pasaulyje perkamiausia, labiausiai tiražų parduota knyga. Man tik tai klausimas, jeigu tiek daug Biblijos parduota, iš kur atsiranda karai, žmogžudystės, melai, neištikimybės, visa kita. Tai aš nesiginčiau dėl vėžio ir rūkymo žalos, anaiptol, bet aš ginčiuosi su valstybės mokesčių mokėtų pinigų išleidimu telefono linijai pabrėžiu, skirta žmonėms, kurie rūko nuolatos ir seniai, kaip metodui, kuris turėtų padėti jiem mesti rūkyti ir jie mestų. Ir tada noriu priminti Raimondo Kuodžio labai mėgstamą frazę, pas premjerę ir bankė Lietuvos yra dirbęs ne kartą, jisai sakydavo kaštų naudos analizę. Tai čia lygiai taip pat grįžtų prie pačios paklausimo. Jeigu ministerija socialinės apsaugos ir darbo mano, kad reikia klijuoti kažkokius lipdukus ant maisto produktų ar kažko, aš norėčiau pamatyti kaštų naudos analizę. Iš tikrųjų, kokią vertę gaus už išleistus pinigus? Tai jeigu to ant riešutų parašo, kad čia yra riešutai ir dar ne šiaip riešutai, bet veganiški riešutai, gal nuo to ir yra gerai kažkam, bet tai galima dar daugiau ką nors prašyti, ten lazdynų riešutai kvadratų. Tai aš turiu minėti, kad prirašyti galima visko. Galima nediskutuoti, kad jie falūs, galima jų svorį rašyti kiekvieno riešuto, galima net kiekvieną riešutą atskirai pasverti, pamatuoti ir supakuoti. Ir darant juk ant kiekvieno iš jų po etiketę. Jo, tai tada klausimas apie tvarumą, grįžtam prie tvarumo, ar kiekviena nauja etiketė yra tvaru. Čia geras irgi punktas iš tavo pusės. Galima 10 etikečių, bet vėl tada klausimas, ar tvaru. Geras. O klausyk, pakalbėkime apie konkrečius pavyzdžius dabar. Ar tau yra užkliuvę ir kokie pavyzdžiai iš kokių nors tais viešų informacinių manipulacijų? Tokias jau labiausiai, tokias pasūdytas aktyvistų žinutės tau tekę matyti viešoje erdvėje ar pagirdėti gal? Esu kažkada Gedimino prospektu eidamas link Seimo, berods buvo pietų metas, norėjau užsukti ten į vieną restoranėlį, suvalgyti dienos pietus. Ir pamačiau stendą ir ten po to mačiau daugiau stendų, kur buvo pavaizduotas gyvūnėlis ir paklausta, ar aš norėčiau, kad ten tą gyvūnėlį kas nors ten kažkam panaudotų. Tai yra naminis gyvūnėlis, paprastai kalbant, reiškiasi, bet tema susieta jau su visai kitais dalykais. Ir aš čia prisimenu tokią dilemą, turėjom giminiai žmogus, su kuriuo diskutavom truputėlį, jie turėjo naminį triušį. Ir aš kažkada paklausiu, reiškia, o tai kaip jūs ten toliau su to triušiuko gyvenimas, ar jūs triušieną valgyti, sako, tu ką juokauji, čiagi šeimos nariai, sako, bet jūs triušieną valgyti, tai taip, sako, o tai kur, parduotuvėje pirkau, tai, reiškia, yra 2 rūšių triušiai pasirodo, reiškia, naminis šeimos draugas, kurio negali valgyti, ir kitas triušis, kuris parduotuvėje pirka ir kurį gali valgyti. Ir aš, aišku, čia nenorėčiau daryti paralelių, man tinka ir toks žmonių gyvenimo būdas, čia aš nematau tokios didelės problemos, bet bandau įsivaizduoti, kaip atrodytų, jeigu tai kalbėtum, apie kokį labiau kanibališką pavyzdį, tai turbūt būtų baisu, nes čia šeimos narys valgyti negalima, bet svetimą tai gali. Tai, nes jeigu mūsų triušis, tai čia mūsų, reiškia, o čia jau svetimas, tai tą galima, reiškia, tai tą galima valgyti, o tą reikia draugų vadinti. Tai nežinau, kaip žmonės gyvena. Aš prisipažinsiu, tik bandau įsivaizduoti,
kaip tu gali atskirti, kodėl šitas triušis yra nevalgomas ir valgyti jį, o šitą gali. Bet aš priimu, kad taip gali būti pa žmonės, tik tai man tada, aišku, natūralus klausimas kiltų tam tikrose ribinėse situacijose, kaip tu atskiri, kurį jau čia triušį gali valgyti, kurį ne, kurį viščiuką reikia gelbėti, o kurį gali suvalgyti. Kurį balandį reikia paleisti skristi, o kurį reikėtų ten naikinti dėl to, kad jis ten dergiant namų. Ir jeigu žmonės turėtų atsakymus šitos klausimus patys savo, mes turėtume žymiai mažiau problemų. Tai už tai manipulacija, kur yra, kad jeigu tu rodai tavo naminį šuniuką panašų gyvūną, ar staiga sakai ten kokį nors, ar ten kokį nors kailinį žvėrelį, ten kažką, tai man yra truputėlį sudėtingas diskutuoti apie politinius sprendimus po to, nes čia kaip kiaulieną galiu valgyti, bet šerno gaila, nes jis miške gyvenęs laukinis, tai kiaulę galima. Arba atvirkščiai, kiaulę ten negalima, šerną galima. Nesuprantu, aš to reiškiasi iš mokslo pozicijos, nes jie abu gyvūnai yra, bet žmonės linkę prisigalvoti ir aš dažnai sakyčiau manipulacijos, ar tai būtų, nežinau, gyvūnų naudojimai, nežinau, ten kailiam, ar ten maistui klausimai, ar ten valgyti gyvatę šunį ar ne, ar ten valgyti kokį vabalą ar ne, drugelį reikia tik tai dėl grožio laikyti, ar galima jį suvalgyti. Man kaip visavalgiui žmogui maisto klausimas iš visos neatsakytas. Visavalgis žmogus valgo daug ką. O tai ką tu egzotiškiausio arba labiausiai netikėto esi suvalgęs iš gyvūnų pasaulio? Aš nemanau, kad ką nors egzotiško suvalgęs. Aš valgęs gyvatės, esu įvairiausių vabalų valgęs, esu valgęs po žeme gyvenančių gyvūnų, ant žemės, ore, vandenyje, visokiausių žolių keiščiausių suvalgęs, uogų, kurios keistai atrodo ir smirda ir dvokia. Nežinau, aš esu bandęs daug ką, pavyzdžiui, man atrodo, pavalgyti, pabandyti, paragauti yra skanu. Geras. O dabar klausyk, pakalbėkim tokiu aštresniu kampu. Čia mes parengėme ne per seniausiai savo Facebooko vieną įrašą apie tai, kokias emocinės manipulacijas ir strategijas naudoja kai kurios veganiškos organizacijos. Tai pavyzdžiui, vienas faktas yra pateikiamas, labai paimtas iš visumos ir pateikiama, kad čia visur, žodžiu, pavyzdžiui, gyvūnai kankinami, vieną kančią ten parodai gyvūnai iš kokios skerdyklos ir neva, kad visi gyvūnai baisiai kenčia. Arba yra paimamos kokios nors tikios gyvūnas parodomas su žmogiškomis savybėmis, kad jisai va čia sėdi narve ir svajoja apie laisvę, nors jis greičiausiai svajoja apie vakarienę, ne, čia tiesiog. Arba dar yra tam tikri tiesiog tokie tipiniai, aš sakyčiau, visiškai propagandiniai metodai, žinai. Tai ir tas arba pasakomas melas, daug kartų pakartojamas, yra tokių pavyzdžių be galo daug. Ir netgi pastaruoju metu kiaulininkai man yra parodę tokį pavyzdį, kaip, pavyzdžiui, rodo, kaip yra labai smarkiai kankinami ten paršeliai ir tuo tarpu tie patys gyvūnų gynėjai rodo video, kaip yra bandoma apsėklinti vyriškos lyties paršę. Aš įsivaizduoju, tenais pateko kažkaip į fermą ir ten ne viską padarė pagal instrukcijas. Tai dabar aš kalbu ne apie patį informavimo turinį, o aš kalbu apie informavimo metodus. Kiek to, pavyzdžiui, šitų organizacijų žinutės, kiek jų darbo metodai patys primena, pavyzdžiui, Rusijos arba, nežinau, ten prieškario Vokietijos propagandos metodus. Šiaip propaganda yra, visur yra propaganda. Ar gera ar bloga, metodai dažnai labai panašus yra. Tai, kai nori kažką propaguoti, kažką įtikinti, kažką savo idėją, ar tai būtų religija, ar gyvenimo būdas, ar valstybinė politika, metodai dažniausiai remiasi nuosekliu kažkokių žinučių, kažkokių simbolių, kažkokių vaizdų, garsų ir kitų dalykų propagavimu, kiek tai manoma dažnai ir daug skirtingom tikslinėm auditorijom. Čia technologiškai nėra jokio skirtumo. Klausimas yra geriem dalykam ar blogiem. Bet tai, ką tu paminėjai, aš pasakysiu, kur yra, man atrodo, tikroji problema. Jeigu tu pats žmogus, pavyzdžiui, mėgsti valgyti augalus. Propaguoti augalų valgymą savaime nėra nieko blogo. Mano galva, kas yra labai blogai, tai yra kenkti arba bandyti sumenkinti, arba tyčiotis, arba žeminti tuos, kurie nevalgo augalų. Arba valgo ne tik augalus.
Tikrosios propagandos didžioji problema yra ne tai, kad tu propaguoji savo idėją, kuri tau patinka ir kuri tau patinka gyventi, bet problema, kai tu su savo idėja eini į gyvenimą, kenkdamas kitiem, naikindamas kitus. Ir tu paminėjai nacių propagandą, tai jeigu tu sakai, kad vokiečiai yra faini žmonės, viskas yra gerai, nesiginčiai. Bet jeigu sakai, kad kokia nors kita tauta yra labai nefaina ir tik dėl to vokiečiai negali fainai gyventi, kaip pavyzdys čia apie nacių propagandą, čia yra didžiulė problema iš karto. Tai vat, jeigu mes grinai imame tokį pavyzdį, kai komunikacinė žinutė apie tai, kad tu valgai, nežinau, kiaulpienės, tenai, ramunėlės ar čiobrelius ir kaip man smagu, yra nuostabi. Jeigu tu pats valgydamas čiobrelius sakai, kad kitas, kuris valgo kiaušinius, ar ten, nežinau, karvės pieną geria, ar sūrelį varškės valgo, yra niekšas. Arba yra nedoras, arba netvarus koks nors, arba bet kurį iš tų epitetų paimkim, kuris yra menkinančio pobūdžio. Tai yra iš tikrųjų propaganda, mano giliu įsitikinimu, su, taip sakant, juoda dėme. Todėl, kad kito žeminimas, arba kito naikinimas, arba kito bet koks netgi mažas menkinimas, vadinamas menkesniu už save, yra tikroji problema. Na, tai, pavyzdžiui, jeigu tu pradedi sakyti, kad, na, kaip pavyzdys, kad žmogus, kuris valgo mėsą, jisai yra netvarus, jis kenkia pasauliu, nes ten kokia nors, nežinau, karvė pernelyg daug CO2 išskiria, kaip pavyzdys. Nu, tai žinot, tai žmonės išskiria CO2. Tai ką dabar mes darysim? Tai augalai, kai kurie gali būti išskiriami. Tai juk tai nėra pretekstas, absoliučiai joksai pretekstas sakyti, kad kažkas žemė neturi teisės gyventi. Arba gyventi taip, kaip jis gyvena. Tai va, čia yra ta tikroji, turbūt pavojinga terpė, kuri tampa iš tiesų pavojinga, jeigu jinai tampa politinė darbotvarkė. Tai yra sprendimų priėmėjai, tai yra politikai gali primesti pagal vieną, nes propagandos tikslas dažniausiai pasiekti kažkokius sprendimus, čia yra tikroji problema. Tai kai mes kalbame apie gerus dalykus propaguoti, tai nėra taip jau baisu. Jeigu mes propaguojam rankų plovimą, kad žmonės apsaugotų nuo COVID, tai nėra savaime labai blogas dalykas, tačiau aišku reikia turėti galvoje, kad pernelyg sterilus gyvenimas, tai ir medikai seniai yra įrodę, turi kitą atvirkštinę problemą, kad imuninė sistema nėra labai stipri dažniausiai žmonių. Tai čia toks irgi subalansuotas turi būti požiūris. Nereikia nuo ryto iki vakaro vien tik tai muilą nešioti su vandeniu ir, taip sakant, purkšti save ir visą aplinką aplinkui, visus kitus išpurkšti dar. Nuprausti žmogų, kuris, tarkim, nuvažiuoja kur nors, nežinau, bet kurioje valstybėje, kurioje, tarkim, nėra higienos daug sąlygų, kur žmonės gyvena iš tikrųjų sudėtingom sąlygom, vandens, elektros neturi, bet su imuninė sistema visai neblogai, kai kurie tai nuvažiuoti ir jį kiekvieną prausti nuo ryto iki vakaro per jėgą. Nu, čia yra absurdas. Tai va, tavo klausimas iš karto su atsakymu. Blogai propaganda, kai tu sakai, kad kitas yra blogas, nes jis valgo kažką ten ne taip. Nes būti visavalgiu yra žmogaus teisė, pirmiausia. Nieks nepanaikino, nemačiau nei vieno tarptautinio dokumento ir lietuviško dokumento jau labiau nemačiau, kad reikėtų uždrausti kažkam, pavyzdžiui, dėvėti, nežinau, kažką, rengtis kažkaip ir valgyti kažką. Va, tokio dar nemačiau įstatymų. Ir norėčiau, kad nebūtų, beje. Na, aš taip tavo vietoje nesėdėčiau ramiai su šitą idėją, todėl kad aš jau mačiau, kaip viena organizacija yra neva tai sudėrėjusi su 6 politiniam partijom, kad bus prioritetizuojama, šito žodžio niekada neištariu, atsiprašau. Žodžiu, taps prioritetu augalinės mitybos stumimas. Netgi žaliuosiuose pirkimuose nebus galima pirkti nieko, kas yra susijęs su gyvūninė kilme, nes tai negali būti laikoma tvariu. Nežinau, kodėl mokslas vėlgi to neįrodė, bet čia jie juda rimtai. Jeigu tai yra politinė, ideologinė linija, na kaip, aš irgi manau, kad žmonės turi teisę turėti tokią liniją, vienintelė, turbūt svarbiausia dalis, kad tai neturėtų tapti vienintelę liniją. Tai čia iš karto asmeniškai, na, jeigu kas nors labai nori, gali savo leisti nusipirkti, nežinau, tik tai augalinės kilmės kažką. Bet, na, tikrai negalima primesti, kad tik tai tokį. Čia mes tada pasiekėm vėl, tada turim kalbėti jau šiuo atveju apie politikų pirmiausia vaidmenį. Jau ne apie tų žmonių, kurie propaguoja savo gyvenimo būdą. Čia kaip su religijom. Lietuvoje yra daugybė religijų. Ir galbūt ten kokia nors katalikų bažnyčia yra stipresnė, turi didesnį atsvarą visuomeniai, bet net ir jiems nieks nesuteikia konstitucijų ir jie greičiausiai, bent jau manau, kad didžioji dalis katalikų bendruomenės nesiekia, bent jau nemačiau, kad prašytų, kad visas kitas religijas, reiškia, išbraukti ir kad tvaru būtų vaikščioti tik į katalikų bažnyčią. O jo, tvarumas būtų tada, o jeigu jau ten tu eini kur nors, nežinau, į mečetę kur nors nemėžyje, tai netvarus metodas. Na, čia toks aš šaržuoju, bet čia tada jau prieitume prie to, ką aš iš pat pradžių sakiau. Tikėjimas, bet kokia ideologija yra arti religijos. Religijos laisvė Lietuvoje yra garantuojama konstitucija. Tai, na,
Sutinku, kad gali politikai taip daryti, bet tada rinkėjams reikia būti labai budriem. Jeigu politikai stumia tik tai tokią idėją, tai čia jau. Supratau. Tai visgi, kas yra ta raudona linija propagandinė arba visuomenės informavimo, kuri neturėtų būti peržengiama? Jeigu žiūrint labai taip siaurai teisiškai, tai be jokios abejonės yra draudžiama, kaip aš jau minėjau, dezinformacija, draudžiama, šmeižti kažką, draudžiama klaidinti visuomenę, draudžiama daugybė dalykų, ten menkinti, įžeidinėti, pavyzdžiui, draudžiama. Įžeidimas vis dar netgi kriminalizuotas buvo anksčiau, dabar jau jisai garbės orumo rėmuose yra. Tai čia turbūt yra tie tokie ribiniai atvejai, bet jeigu kalbėti tokia daugiau žmogiška prasme, tai, man atrodo, raudonoji linija yra visais atvejais, jeigu propagandoje skamba apie tai, kad kiti yra blogi, arba jeigu reikalauja, kad tavo tiesa, tavo gyvenimo būdas taptų privaloma visiems kitiems. Tai yra tokie du indikatoriai. Jeigu tu sakai, kad tai, ką tu darai, turi būti privaloma kitiems, net jeigu nenori, raudona linija, ir jeigu kiti, kurie yra kitokie, turi būti išmesti ten, nežinau, iš įstatymo, iš mokyklos, iš universiteto, iš Seimo, iš gatvės, iš restoranų, iš dar kažkur, na tai, kaip čia galima pasakyti, būtų, kad, pavyzdžiui, kad Gedimino prospekte Vilniuje privalėtų būti restoranai tik tai žaliavalgiams, kaip pavyzdys, arba tik tai mėsėdžiams, arba tik tai visavalgiam, arba tik tai dar kokiem, arba tik tai badaujantiems, pavyzdžiui. Visi restoranai badaujantiems, tiesiog absurda tokie, ne? Gali gauti tik vandens. Čia galima taip sugalvoti, tada, ne? Neprotarpinis, nuolatinis badavimas. Čia į Gedimino prospekto žini tuo metu, kaip protarpinis badavimas. Kai tik nori valgyti, turi iš prospekto išeiti, nes ten valgyti negerai būtų, nes taurą gadini tada. Kaip pavyzdys galėčiau dar pašaržuoti kaip nors, ne? Ir kopūstų ypač negalima raugintų valgyti. Čia yra arti absurdo dalykai, kurie gali iš tikrųjų išvirsti tai, ką mes galim prisiminti kaip propaganda, tą pačią ten ar nacijų, ar bet kurios kitos valstybės, dabar Rusijos propaganda yra to, kai tu primeti, kad tu esi teisingas, o visi kiti neteisingi, ir su jais reikia kovoti. Pavyzdžiui, sakoma, reikia kovoti su mėsavalgiais. Apie ką reiškia kovoti? Žinai, man iš karto iškilo vienas pavyzdys iš to, kad tu pasakėjai, kad negalima žeminti kažkokio tai savo oponento. Pilnos socialinės medijos yra pasisakymų, kad, žinote, ūkininkai, tie fermeriai ten su savo kruvinom rankom daro gyvūnų genocidą ir jie yra žudikai. Tai čia jau reiškia už tą ribą peržengti? Jeigu žudikai, tai aišku, kad peržengta, nes žudimas teisinė prasme yra kalba, jeigu žiūrėsime į baudžiamąjį kodeksą, žmogžudystė kalba tik apie žmonės. Jeigu apie tai kalbam. Tai nežinau, aš pavyzdžiui, mėgstu žvejoti. Aš kiekvieną kartą, kai pagaunu žuvį, jeigu aš ją nepaleidžiu, nes arba paleidai, jeigu ten maža, arba tau nereikia, arba tu nenori valgyti, tai tu paleidai tą žuvį, bet būna taip, kad jinai ten, tarkim, kabliukas kažkaip sužeidžia tą žuvį ir tu pasiemi net jeigu labai neplanavai jos, tai ką dabar darysi? Tai galima nevadinti žudiku, jeigu nori ten žuviažudikiu, tarkim. Man tai nėra asmeniškai, aš esu viešas žmogus, aš pripratęs mane ten ir kokį tai nepavadinę. Bet šiaip jau čia ne apie mane, ne apie mano kantrybę klausimas apie tos žmonės, ar jie iš viso garbingai supranta, kaip komunikuoti. Tai aš šito vietoje pasakysiu paprastai, jeigu tu ūkininkus, kurie augina bet ką, vištą, ten, nežinau, triušį, putpelę ar kokį nors kitą gyvūną ir tiekia kaip maistą, vėliau kaip maisto produktą, pradedi ten žeminti, vadinti, kad ten krūvinas ar kažkoks, tai nežinau, žudikas, tai, man niekaip, nes tai nesusijęs su apskritai jokia garbinga komunikacija. Čia yra juodoji propaganda. Ačiū, pasakyta stipriai, bet mano galva tikrai 10, aš dar būčiau nedrįsusi taip tiesiai kalti. Kaip tai pasakysi, jeigu tu tai, žinot, tai tada aš galiu apversti tada, tai įsivaizduok žmogų, kuris valgo kiaulpienės, tas pačias skaičiau, tai kaip tu gali tokią gražią, būtų išaugus graži geltona gėlelė su pūkeliais, o tu paimi ir suėdėjai. Ir dar tik nuskinta, dar gyva, dar jinai, dar supranti, dar alsavo, dar galėjo žydėti kokią dieną turės. Tai čia, aš jau nebekalbu tenai, kokios nors žmonės daigus namuose augina, tik nuskina iškart šviežią valgo, tai tu juokauji, tai lauk, kol sudžius, kol numirs visai, jau ten dvasia išeis, tai galime prieiti iki to, kad pradėsim sakyti, kad ten gyvūnai turi dvasią, šventąją dvasią, dar kitokią dvasią.
tikėjimo klausimais gali tikėti, ko nori. Yra žmonės tikėję, beje, įvairius gyvūnus ir dar dabar tikė yra pasaulyje, bet vėlgi, tu gali pats tikėti, tau nieks neverčia tau ten valgyti, nežinau, ten kokio nors ten gyvūno, bet būk geras, nepainiok savo norų su kitų. O dabar grįžtam prie žurnalistų. Na, įsivaizduok. Mes jau, man atrodo, esame ir tu pats esi labai aiškiai kėlęs šitą temą, kad pasitaiko situacijų, kuomet tarkime, žurnalistas išpažįsta tam tikras vertybės, tarkim, konservatyvesias. Ir jisai kalbina arba ruošia kokią nors tai publikaciją arba laidą apie, tarkim, jau kairiuosius socdemus, ar ne? Arba atvirkščiai. Arba atvirkščiai irgi. Socdemas apie konservatorius. Jo, socdemas apie konservatorius. Bet man jau patiktų konservatoriai ir liberalai vieni apie kitus, nes čia labiausiai nutoli viens nuo kito. Va, šitie irgi geri. Ir ypač įdomi koalicija konservatorių ir liberalų. Jiems taip norisi, žinai, klausimas, kiek jiems seks arba nesiseks išlaikyti tą objektyvumą, nes vis tiek bus pagunda užvažiuoti ant to savo, pašnekovo, kuris realiai yra jam idėjinis oponentas. Ir redakcijose, aš įsivaizduoju, turbūt daroma taip, kad gal paprašoma nusišalinti nuo šitos temos ar taip toliau, arba žurnalistas tam, kad išliktų visiškai objektyvus, gal perduoda kolegai ir panašiai. O dabar turime situaciją. Tarkime, žurnalistas yra tikrai prisiekęs veganas ir taip toliau. Ir jisai ruošia kokią nors publikaciją arba laidą, reportažą apie ūkininką arba apskritai apie gyvulininkystės sektorių. Ir tikėtis, kad jisai tikrai bus objektyvus ir nenutilės pozityvių dalykų ir panašiai, čia yra klausimas. Tai vat kaip su šitais etiniais dalykais, įsivaizduoju, čia dar visiškai nauja problema. Kaip pat reikėtų elgtis teisingai? Problema nenauja. Čia yra klausimas kiekvieną kartą, kiek žmogus gali išlikti objektyvus kito žmogaus atžvilgiu, turėdamas savo įsitikinimus. Aš tikiu, kad gali. Ir čia yra prasmumo klausimas. Yra situacijų labai ribinių, kai kada, dėl ko, pavyzdžiui, gal ir mūsų klausytojai, žiūrovai supras, kodėl, pavyzdžiui, medikams dažnu atveju geriau neoperuoti artimo, jeigu iš tikrųjų pernelyg asmeniškai tą prieima, lygiai kaip ir teisininkai kartais ginti, ten advokatas nebūtinai gali savo šeimos narį, nes pernelyg jautriai reaguoja, o reikia profesionaliai išlikti. Tai yra rankos tau turi nesudrebėti, kai reikės daryti teisingus pjūvius. Bet aš lygiai taip pat žinau pavyzdžių, kai šeimos nariai yra medikai ir kurie gali mediciniškai padėti artimajam, sugebėdami išlaikyti tą emocinį tokį krūvį palaikymo ir susijaudinimo. Čia toks labai didelis dalykas, iš tikrųjų taip ir žurnalistikoje. Ir aš nemanau, kad apskritai žurnalistas gali būti vidumi apskritai objektyvus, tai yra toks, kaip čia, abejingas šunsnukis, gal aš taip pavadinsiu, nes mes esame visi žmonės. Bet yra standartai, etikos standartai. Labai dažnai, jeigu tu jauti, kad tau trukdo būti stebėtų, išlikti objektyvių tavo įsitikinimai, tada turi nusišalinti pats. Čia pirmiausia pačiam klausimas yra. Ir aišku, kai kuriais atvejais gali redaktorius tą pamatydamas nuspręsti. Būna atveju, kai tik tai po publikacijos arba televizijos laidos gali nuspręsti, kad vis dėlto neišlaikytas balansas, tik tada tai etikos komisija įsijungt gali. Aš šitą klausimą kaip ir pati keliu, tik tai klausimą pirmiausia, manau, kad tam žmogui, kuris būdamas žurnalistu, turi imtis informuoti visuomenę, netap propagandistu. Ir galbūt kartais gali veganas apie mėsėdžius arba atvirkščiai paruošti netgi geresnę publikaciją, būdamas kitoj barikadų pusėje, gal taip juokaukim. Bet aišku, jeigu tu iš tikrųjų savos ideologijos negali padėti į šalį, tai tada geriau jau nusimti nuo tų temų, nes jeigu tu tapsi tiesiog tų temų pagrindiniu, taip sakant, autorium, neišlaikydamas to subalansuoto požiūrio, greičiausiai net pats to nepajusdamas tapsi propagandistu. Greičiausiai, aš sakau, kodėl, todėl, kad tai nebūtinai nutiks, bet greičiausiai, jeigu tapsi, irgi to nepajus. Tai siekdamas gero. Jo, nes tu tada manai, kad tu galvoji teisingai. Bet čia kalba pirmiausia apie naujienų žurnalistiką, mes čia apie tai turbūt kalbam, nes, pavyzdžiui, publicistikoje yra visiškai normalu būti subjektyviu. Publicistika yra apie subjektyvų požiūrį, bet tada turi pereiti į publicistus ir būti, tarkim, ten, nežinau, kaip yra, pavyzdžiui, karo žurnalistai. Man keista, pavyzdžiui, nėra taikos žurnalistų. Stebėjo, tai yra karo korespondentai, net yra pareigybė tokia, bet nėra taikos korespondentų. Arba yra kriminalų žurnalistai, bet kažkodėl nėra, reiškiasi, nes kriminalinių nusikaltimų yra nusikaltimų darymas, bet nėra aukų žurnalistų. Tai čia galim prie daugybės temų pereiti, tai už tai aš šitoje vietoje galbūt pasakyčiau,
kad atsakymas jisai dažniausiai yra daug paprastesnis, jeigu mes iš tikrųjų sąžiningai elgiamės. Tai jeigu negali daryti objektyviai nusišalinę, jeigu nori būti subjektyvus, jau labai nori, tai pereik į subjektyvę žurnalistiką, į publicistiką. Viskas čia yra atsakymas. Veganizmas nėra tik mitybos ar gyvensenos būdas. Tai gali būti ir, ko gero, yra prilyginama religijai. Tavo požiūris nepasikeitė, kiek suprantu. Ne, todėl, kad tikėjimo ir įsitikinimo laisvė neapima nuo religinės iki visokių kitokių įsitikinimų žmonės gali turėti ir aš gal taip pajuokausiu, tikrai pajuokausiu šitą atveju, bet manyčiau, kad galima rimtai galvoti. Jeigu žmonės nori tikėti, kad žemė yra plokščia, jis išėjęs lauką mato tik plokščią žemę, visai nėra tai blogai. Svarbu, kad jis su ta savo plokščia žemė neitų į politiką ir neprimėtų sprendimų, kad žemė yra plokščia ir visi kiti turi taip galvoti. Va čia yra tragedija tada. Tai už tai aš pasakyčiau taip, kad jeigu mes kalbam apie veganizmą ar visavalgius, ar bet kokį kitokį, nežinau, požiūrį į mitybą pirmiausiai, tai tegul tai lieka sprendimų priimai 3 kategorijom žmonių, man atrodo labai svarbu. Tai vieni gali būti mokslininkai, kurie tyria tos dalykus ir tai yra normalu. Atrasdami vis naujas tiesas, sviestas sveika ar nesveika, tegul aiškinasi tolyn, aiškiai kokiais kiekiais. Tada yra medikai, kurie iš tikrųjų rūpinasi žmonėmis. Ir 3, visi kiti. Tai reiškia, kad kiekvienas turim teisę galvoti, ką norim, kaip norime ir turim teisę pakeisti požiūrį. Kas dar svarbiausia, kad galim pakeisti požiūrį. Tai kas čia žino, gal aš irgi būsiu veganu, kad nors įtikėjusi arba priešingai apskritai pradėsiu badauti. Visi turim teisę turėti skirtingus įsitikinimus, neprimesdami jokių būdų politinių sprendimų, draudžiant kitiems būti tokie, kokie yra. Be abejo, aš suprantu, kad vėlgi viskas vyksta ten gyvūnų gerovės standartų, sveiko proto įstatymų ir apskritai bendrų vertybių ribose. Negali būti joks gyvenimo būdas pretekstu pradėti kryžiaus karus prieš kitus. Ir praktiškai pabaigai toks asmeninis klausimas. Esi save pavadinęs kaimo vaiku ir visą laiką sakei. Kaip apskritai vyko, formavosi, kūrėsi tavo santykis su gyvūnais, su ūkiniais gyvūnais, su žeme? Kas keisčiausia, kad turbūt, kad daugelis, kas gimė ir augę kaime, ypač 20 amžiuje, ypač Lietuvoje, ypač sovietmečiu, kai pagalbinis ūkis buvo galimybė turėti maisto. Ir tai galiojo ne tik tai triušius laikėm, nežinau, nutrijas kailiam, kiaules, vištas kiaušiniams, žodžiu, kokių tik nebuvo gyvūnų šeimoje, iš visų manoma šuo malonumui arba sargavimui, turėjom ir tokių ir anokių, ir vienas namuose. Tai tokį, kokį galėjai sau leisti, maksimaliai ir turėjai, dažniausiai kiek galėjai. Tai man tai leido labai greitai turbūt suprasti, kad žmogus nėra vienas gamtoje. Vat aš turbūt tą turėčiau pasakyti, kas keisčiausia, nes mieste gyvendamas aš kartais pamatau žmonės, kurie, tarkim, stebėsi pas mane kieme kartais tai nežiukas. Tai man natūralu, kad gyvenant Vilniaus pakraštyje, netoli ežero, netoli miškelio, ten gyvena ežiai. Tai taip, bet daugybė žmonių filmuoja, fotografuoja. Ežys atėjo, iš kur jis čia atsirado? Prie mano namų šikšnosparniai skraido, sako, iš kur čia šikšnosparniai? Sako, nebijokit, čia ne vampyrai, tie, nes Lietuvoje nėra, bent jau teoriškai, bet žmonės stebėsi. Tai turbūt gyvenimas arčiau kitokių gyvūnų negu tik tai žmonės leidžia suprasti, kad gamtoje visko yra daugiau, net jeigu tai yra namų ūkis. Tai vienintelis dalykas, kas labai anksti atėjo ir man neteko stebėtis kaip nekuriems žmonėm, kad, pavyzdžiui, karvę reikia melžti tam tikrą techniką, kad tai yra normalu ir kad tai nėra karvės kankinimas. Tai aš esu matęs žmonių ir girdėjęs, kurie sako, kad karvė turbūt labai jai skauda, kai ją melži. Aš sakau, daug blogiau, jeigu neišmelši. Sakau, tu neįsivaizduoji, tai yra turbūt blogiau, neišmelš karvės. Ir aš žinau, nes karvė reikia išmelžti, jeigu pienui reikia išmelžti. Ir reikia tą daryti reguliariai, kad jeigu nori, kad viskas būtų teisinga. Man atrodo, kad mūsų pokalbis ir diskusija tikrai labai gerai pavyko. Bet pabaigai pasakyk, ką aš pamiršau paklausti iš tos temos ir ką svarbu dar būtų paminėti. Tema labai gera, aš kažkada Katalikiško medijų akademijoje, kai mokiausi, pamenu, turėjom labai nuostabų pokalbį su vyskupu apie paskutinę vakarienę. Tai kaip katalikas deklaruoju, aš pirmą kartą pamenu, mes labai gerą turėjom diskusiją apie tai, kiek reikėjo Petrui prisigerto vyno, kad pamirštų, jog kitą rytą nereikia išsižadėti, reiškia, kelis kartus. Ir čia buvo mano kaip tik tema apie vyną. Tai jeigu kad nors kalbėsim apie tą temą, ar galima kalbėti apie vyną viešai,
Jo, dabartiniais laikais apie vyną, apie alų Lietuvoje tampa baisu kalbėti, nes galis pasakyti, kad tu jį reklamuoji. Tai va tema, kurią mes truputėlį pamiršom, kad gyvenimo būdas yra ir apie tai. Ir visos sentencijos apie tai, kad vynas irgi gali turėti savo privalumų, man atrodo, turi teisę gyventi ir vynas. Ačiū, Dainiau. Tikrai ačiū visiems, kurie mus žiūrėjo. Aš priminsiu, spauskite sekti mus, sekite mus Facebook ir Instagram platformose, prenumeruokite mūsų YouTube kanalą. Mūsų pastebėti iš jūsų gauti pirmieji laikai, patiktukai yra šiuo metu mums aukso vertės. Kiekvieną mūsų naują sekėją norėtumėme apkabinti, paspausti dešinį ir padėkoti. Būkime kartu šitoje tiesos objektyvumo paieškos kelionėje. Ir nuorodoje pačioje jūs rasite mūsų pirmąją tinklalaidę. Ten yra šiek tiek plačiau apie mūsų įvadinės temas, apie pavyzdžius, kodėl ir kokiais moksliniais tyrimais yra įrodyta, kad žmogus jau 2,5 milijono metų yra visavalgis ir daugiausia mėsėdis, supermėsėdis, netgi ir plėšrūnas. Kodėl mums nėra baisu miške sutikti vilką, nes vilkas realiai bijos mūsų, nes jaus mūsų kaip plėšrūno kvapą ir panašiai. Daugybė smagių mokslinių faktų, diskusijų ir pamastymų rasite ir mūsų pirmoje tinklalaidėje. Kitas mūsų pokalbis laukia taip pat su išskirtiniu svečiu, tai bus profesorius Šarūnas Liekis, Lietuvoje žinomas kaip itin gabus ir išmintingas politologas. Jo įžvalgos išsiskiria savo drąsa ir tikiuosi, kad bus nemažiau įdomus pašnekesys negu šiandien. Ačiū tau, Dainiau, labai. Ačiū, Švietimo.